Sveiki, 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 štai aš ir vėl čia su jumis ir šiandien papasakosiu apie savo mažytę patirtį, apie tai, kaip aš atsisakiau žiniasklaidos ir televizijos. Taigi, nors tai tikrai dar yra praėję ne tiek ir daug laiko, bet jau šiokią tokią nuomonę turiu ir skubu pasidalinti su jumis. Visų pirma, kodėl aš tai padariau? Todėl, kad pamačiau per daug negatyvių žinių. Pastaruoju metu ypatingai daug prasidėjo to negatyvo. Ar tik tai sutapimas, o gal tik tai tikrai taip yra ir visgi nusprendžiau, kad gana, stop, reikia kažką daryti. Ir turiu labai nemažai bendraminčių draugų, kurie tikrai gyvena be televizoriaus jau gal kokie ir 5, ir 10 metų, ir 2, ir 3. Ir visi man sakydavo, kad tikrai aš ne prasčiau gyvenu, kad aš ir nieko nežinau tokių visokių dalykų, man tik nuo to geriau. Ir aš taip mintise pagalvodavau, bet o kaip gyventi, kai nežinai, kas dedasi šalia tavęs, kai nežinai, kas dedasi tavo šalyje ar užsienio šalyje. Man tiesiog būdavo įdomu. Bet dabar aš suprantu, kad įdomu tai įdomu, bet taip aš savo būdavo galvą užkraunu negatyviais dalykais. Ir netgi kartais tikrai prisipažinsiu, kad ir kaip sąmoningai galvočiau, ar pozityviai skaityčiau, mąstyčiau, bet kartais tikrai būdavo, kad užsikraunu kažkieno bėdą savo. Tiesiog tą negatyvą pasiimu ir susimastau, sėdžiu ir mastau, kad yra tikrai blogai. Taigi, kai aš viso to atsisakiau, aš taip nebedarau ir tikrai nebedarysiu. Aš kuo daugiau matau pozityvių žmonių. Pradėjau sekti be galo daug įdomių žmonių, kurie tiesiog trykšta savo energiją, bando užkrėsti motyvacijomis įvairiomis ir taip džiaugiuosi. Todėl tikrai labai rekomenduoju ir jums imti. Yra daug žmonių, kurie pasakoja gražiai apie savo gyvenimus, bet tokius pozityvius, apie keliones. Ir kaip smagu, aš žinokit, ne tik, kad sužinau naujų dalykų, bet aš gaunu vis kiekvieną dieną tokios motyvacijos ir taip matau, kai žmogus mėgaujasi ir džiaugiasi gyvenimu, taip gerai yra. Ir tikrai, kaip aš prieš tai galvojau, kad kaipgi aš gyvensiu, kai nežinosiu, kas darosi aplink, tikrai galiu pasakyti, kad aš jaučiuosi labai gerai ir aš džiaugiuosi, kad viso to atsisakiau ir tikrai gyvenu dėl to tikrai neblogiau ir žinau tikrai nemažiau. Aš savo galvos neapkraunu neigiamomis žiniomis ir man taip gera yra, man atrodo, kad viskas yra gražu ir visi laimingi. Nors vėlgi, aš 100% negaliu pasakyti, kad aš negirdžiu, kas vyksta. Truputį taip girdžiu. Išėjusi į parduotuvę, į turgų, aš girdžiu, kai žmonės diskutuoja, bet aš nežinodama tiksliai, kas kaip buvo, aš tiesiog tą informaciją atmetu ir aš jos nefiksuoju ir einu tolyn, nesigilinu į nieką. O tai, kad vėlgi, kaip ir minėjau, labai nemažai laiko praleidžiu Facebook paskyroje ir būdavo, kai kiekvieną rytą jau ir dieną pabudęs ir šiaip dieną nuėjęs į tą Facebooką savo, matai, kaip ten viskas blogai, o dabar tiesiog nueini ir matai, kaip viskas yra gerai. Ir tuo pačiu tu pats keitiesi, tu taip galvoji, wow, kaip smagu, arba kokį straipsnį naują perskaitai, video pasižiūri, kaip tu matai, kaip džiaugiasi žmonės. Tikrai yra labai smagu. Ui. Tai va, ir dar labai prie viso to norėjau papasakoti vėlgi savo patirtį apie tą bendravimą Facebook, būtent programėlėje ar grupėse. Kai aš pradėjau lauktis, aš skubėjau susipažinti su mamomis būsimomis, ar tos, kurios jau turėjo poliuliuką ir vėl laukėsi. Man labai buvo kiekvienos įdomi nuomonė, patirtis ir aš skubėjau kviestis į grupės, kad tik bendraučiau, kad tik viską sužinočiau, gal kas čia normalu, kas čia nenormalu. Ir žinot, ką mano patirtis tokia, kad į tokius dalykus nereikia lysti. Visas ten mamytės sėdinčios yra super mamytės, kurios galbūt per daug į viską reaguoja ir žinokit, ne visada nuteikia pozityviai.
Todėl labai labai rekomenduoju lygiai taip pat nesėdėti grupėse, kuriuose yra negatyvas, kuriuose mėgsta moteris vieną kitą užgaulioti. Eikite į grupės ir bendraukite ten, kur yra gražu, kur bendraujat, pasakojate savo patirtį, galbūt kažką pasiūlote ir jums pritarė arba labai labai gražiai pasako, kad vat man šitas metodas nelabai padėjo, man padėjo kitas. Tai vat ir pradėjau būtent tokiose grupėse bendrauti ir žinokit, irgi labai labai man patinka, kiek aš daug naujų knygų sužinojau, kokias man reikėtų perskaityti, kiek daug rekomendacijų gavau į seminarus ir dabar, kiek aš susipažinau su nuostabiais žmonėmis. O tos visos super mamytės, jos yra visos nuostabios, bet šiek tiek gal drįsčiau teigti, kad irgi joms trūksta pozityvo. Tikrai ne visoms, bet kai kurioms taip. Tai va, vėlgi, dėl to aš ir kalbu apie tai, kodėl verta atsisakyti televizijos, žiniasklaidos, vien todėl, kad jūs matysit pozityvą. O matydami pozityvą, jūs pačios ar patys bendrausite lygiai taip pat pozityviai. Jums norėsis dalintis nuostabiais dalykais ir visada su šypsena, su tokia gera energija, kad lygiai taip pat gautumėte tą patį. Tikrai kuo mažiau burbuliuosite ir skūsitės, kaip yra blogai. Tiesiog nežinosite ir jums bus nuo to tikrai neblogiau. O vėlgi, jeigu žinome, tai vėlgi, argi mes galim kažką pakeisti, jeigu kažkas atsitiko kažkam, jeigu kažkokie nauji įstatymai, argi mes sėdėdami ant sofos pavieniui mes kažką pakeisim, tikrai ne. Tai vėlgi, ar verta tada apsikrauti save tomis neigiamomis žiniomis? Geriau tą laiką išnaudokit savo, pasidarykit grožio procedūras, pailsėkit, paskaitykit, galbūt pamedituokit ir bandykit kažką naujo. Tikrai bus kur kas naudingiau. Tai va, tokia mano yra ta patirtis, šiek tiek užsiplėpėjau net, bet smagu su jumis labai bendrauti ir labai labai lauksiu vėl jūsų žinučių, jūsų patirties, galbūt kažkas turi man irgi papasakoti, kaip jau gyvena metai be televizijos, 2, 3, 10, o galbūt dar kažkas nedrįsta, bet trūksta motivacijos, kodėl man reikia atsisakyti televizijos ir žiniasklaidos. Žinokit, atsisakyti galbūt yra ta mintis sunkiausia, bet kai atsisakai, tikrai yra labai labai lengva. Tai va, labai labai ačiū Jums už dėmesį, už tai, kad Jūs žiūrėjote. Ir iki